Remigijus autentiška lyderystė. Šią akimirką, jeigu žvilgterti aplinkui, matosi amfiteatras. Ir tai yra Graikija. Ir tai yra labai senovinis amfiteatras, kurio viduryje stovint balsas sklinda labai toli. Ir žvelgiant į šitą amfiteatrą, kyla klausimas, kuo norėtum būti, arba kuo esi, netgi šią akimirką labiau savo gyvenime. Tai yra žiūrovų, kuris sėdi štai čia, kažkurioje tai eilėje ir stebi sceną, ar esi aktorius. Aktorius, kuris vaidina kažkokią tai rolę savo gyvenime. Ką pasirinktum? Ir tikriausiai dauguma bežiūrinčių pasirinktų aktoriaus rolę, nes tenais yra daugiau veiksmo, daugiau įvairių dalykų. Tačiau jeigu pasirenki aktoriaus rolę, tada klausimas, o kokią rolę tu vaidini? Ir tos rolės gali būti labai įvairios. Ir šitas rolės mes pasiėmame dažnai iš skirtingų vietų. Tai gali būti iš mokyklos, tai yra mokytojas pasakyta kažkokia tai rolė. Tai gali būti draugo pasakyta kažkokia tai frazė, kuri įstrigo jums ilgai gyvenime, kad tu gali būti toksai arba toksai. Tai gali būti iš mamos ateinanti žinutė, kad yra svarbu būti protingu arba kad reikia pasiekti gyvenime tam tikrų tikslų. Tai gali būti iš tėčio ateinanti žinutė. Tai gali būti netgi iš knygos perskaitytos kažkadaise prieš 4, 10 ar 15 metų. Pavyzdžiui, Lietuvoje dauguma susirgusių Kiyosakio liga perskaitė knygą Turtingas ir vargšas tėtis. Ir tai yra pasyvių pajamų kūrimas. Tai kokią rolę iš tikrųjų šią akimirką tenka tau sąmoningai arba nesąmoningai vaidinti? Didelis klausimas. Bet dar svarbiau, jeigu išeinat pažinti kokią rolę tai yra. Tai gali būti nugalėtojo rolė. Tai gali būti gerų pažymių nešėjo rolė. Tai gali būti nemotomosios arba princesės rolė. Tai gali būti punchbago rolė. Netgi. Tai yra skirtingos rolės, kurias prisiėmame gyvenime. Tačiau kai žmogus, jeigu atpažįsti, tai yra sąmoninga arba nesąmoninga, aišku, natūralu galimybė pažinti tas rolės, tai yra autentiškos lyderystės sesijose. Bet jeigu būtų galimybė atsistoti štai čia, centre šito amfiteatro ir kokią žinutę norėtųsi perduoti žmonėms, jeigu čia būtų pilna salė. Tai kokia tai žinutė būtų? Ką norėtum iš tikrųjų pasakyti? Tai mano klausimas būtų, arba žinutė, kad tikriausiai gerai bėgi, labai gerai bėgi, bet gal ne į tą pusę.